Labas vakaras, čia tiesioginis reportažas iš Aliaskos. Čia vyksta pasaulio pabaiga, aplink mūsų nepaaiškinami dalykai. Žodį perduodu savo kolegijai Alicijai. Šiuo metu nenumaldomai krenta temperatūra. Žmonės nebežino, ką daryti, nežino, ką apsirengti. Gali būti tokia tikimybė, kad pas jūs šiais metais elniai nebeatvyks ir nebeatneš dovanų. Deja, turime nutraukti šį reportažą, nes mūsų mikrofonai sušalo. Sveiki, mes sveikinamės iš Naujojo Egipto. Kuo tu vardu? Erika. Aik tu savo, bet ar žinojai, kad mumis atgyjo? Žinojau, man tai darosi karšta. Bet žiūrėk, jos atbėga. Tai bėgam kartu. Bėgam, ate Lietuvą. Sveikinamės iš Dzeuso gimtojo krašto Graikijos, kur kiekvienas yra įsiskolinęs bankams, net ir pats Dzeusas žmonės ką tik paskolino 15 litų. Kol kas orai su pragiedruliais, sniegas sninga, lietus lyja. Krizė baigėsi, prasideda pasaulio pabaiga. Čia buvo Arnoldinio Fransuo Uržo, Graikija, Atėnai. Olia, aloha, mes Havajuose, kur vakar susimušiau su bežionė, žinoma, šiaip pralaimėjau, bet tai palyginus negi su tom, kas vyksta čia šiandien. Čia dedasi baisus dalykai, tsunami, uraganai, audros, liūtis ir taip toliau. Kokosai krenta iš palmių, bet vietiniai gyventojai visiškai nepanikuoja, nes pagal senovės havajiečių kalendorių 2012 metai buvo prieš 200 metų. Taigi jiems visiškai nusispjauti ir toliau kaifuoja savo paplūdimiuose. Čia buvo Danielius Danys ir tai žinios Havajai. Sveiki, čia Mišas Makinas ir BBC tiesiogiai iš Indijos, kur vyksta pasaulio pabaigos negandos. Šios šalies prezidentas paskelbė, jog visi šalies gyventojai turi kuo greičiau evakuotis. Deja, jie to turbūt padaryti negalės, nes pusė šalies gyventojų gyvena iš 5 litų per mėnesį. Tačiau ministras pirmininkas patikino, jog visi šie gyventojai galės laisvai žudyti karves ir valgyti jų mėsą. Taip pat sveikatos apsaugos ministerija pranešė, jog jaučių sėklidės yra pačios maistingiausios vietos visame karvės kūne. Taigi čia buvo Mišas Makinas, BBC žinios tiesiogiai Indija. Buenas noches, amigos! Ispanai šiuo metu yra pasiskirstę į grupės. Vieni nuotykių ištroškė ir būtent kautynių išgrūdinti, dabar ir telaukia pasaulio pabaigos ir naujų iššūkių. Kiti prisirinkę mandarino atsargas, slepiasi kažkur nematyti. Treti išmokė iš visų meksikietiškų serialų naujų ir geriausių triukų ir būdą bando patys sustabdyti pasaulio pabaigą. Kol kas tiek naujienų, čia buvo reportažas iš Ispanijos. Konnichiwa, genki desu ka, Japonija desu. Mes norime pranešti, kaip japonai gyvena šiuo sunkiu visam pasauliui metu. Taigi, japonai nusprendė pastatyti transformerius ir išgelbėti pasaulį. Galite nerimauti, viskas bus gerai. Jau? Taigi, nepaisant tragiškų šių pastarųjų dienų įvykių ir artėjančios pasaulio pabaigos, Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai neatlaikė ir didžiųjų greito maisto tinklų, pavyzdžiui, McDonald's. Žmonės prisipažįsta, kad visi ruošiasi pabaigai, yra kuriami specialūs rūsiai. Taigi, nepaisant tragiškų pastarųjų dienų įvykių, Amerikos žmonės Sveiki, Lietuvoje dar panikos nėra, visi kaip ir kiekvieną dieną yra užsiėmę krepšiniu, stebi krepšinio rezultatus ir eina į rungtynes, todėl kuo toliau, tuo labiau žmonių renkasi arenose. Hola amigos, señoritas y señorai, šiandien šią liūdną dieną susirinkome paminėti pasaulio pabaigos pradžios. Labas vakaras, šiuo metu mes esame Nigerijoje, kur vyksta pasaulio pabaiga. Tačiau mes džiaugiamės, nes pagaliau mes turime maisto. 5 kates ir 1 žiurkę. Turime daug vandens, tai mūsų pirmoji ir paskutinė vakarienė. Sveiki, kaip
matote, Prancūzijos piliečiai pasaulio pabaigai ruošiasi neaplenkdami prabangių parduotuvių, taip pat neišsižadėdami savo tradicijų, kurdami vyno bei istoriją. Добрый день! Говорите, показывает Москва. Pas mus orai neblogi, biški stinga kartais, baigęs degtinė, žmonės naftą pradėjo ir prasidėjo jaustis pasaulio pabaigą. Tai va, kai kurie žmonės išdurnėja biški, bet tai čia nieka tokia. Su jumis buvo Naša į Katašą. Ира! Хорошо. С вами опять Маша и Наташа. Телепортиšku būdu atsiradome Sibire. Pas mus čia tik -50 laipsnių, todėl galima sakyti vasara. Pašokinėk, rūšys dinga. Pažiūrėkime, kaip laikosi sibiriečiai. Keliamės į Sibirą. Sveiki, čia Dankanas Maklaudas, 24 valandas iš Škotijos, kur vyrai nešioja sijonus, moteris apdžiausiam kojam, o vaikai geria alų nuo 5 metų. Deja, čia vyksta kai kas daugiau, tai pasaulio pabaiga. Škotai kaltina anglus, anglai kaltina airius, bet jie čia iš vis ne prie ko, nes jie yra kitoj saloje. Tai, kaip manome, dėl viso to kalti Islandai, kurie iš Švedų pasiėmė atominę bombą ir numetė ją ant Japonijos. Tiesiog iš Škotijos Dankanas Maklaudas. Mes mirštam. Mes mirštam.